Kas naujo, broli? Ar tai dėl neatvykimo? Taip, o tu, orderis? Policija priėjo prie dainininko Akono de Kalbo apygardoje Džordžijoje, nes jam išduotas arešto orderis. Bet kadangi aš tuo pasirūpinau, maniau, kad nereikia eiti į teismą, nes viskas jau buvo sutvarkyta. Paaiškinsiu, kodėl Akonas buvo ieškomas ir kas jam nutiko. Sveiki atvykę į Long Crime. Aš Angelė Televy. Akonas – garsus dainininkas ir filantropas, ilgai esantis scenoje. Jis nominuotas Grammy ir koncertuoja visame pasaulyje, o jo vaizdo įrašai YouTube peržiūrėti daugiau nei 1 milijardą kartų. Šis vaikinas turi daug gerbėjų, bet praėjusį lapkritį jį sekė netikėti žmonės. Akono numeriai patraukė policijos dėmesį Chambly, Džordžijoje. 428. Pasikalbėk su juo. Sutapimas, kuris nebuvo labai reikšmingas. Kaip sekasi, broli? Kaip sakė? Mogau. Aš ėjau į teismą, todėl ir žinau. Apie tai kalbėjau. Leis tik pasivyti žmoną. Aš tave supratau, aš tavimi pasirūpinsiu. Aš tuo pasirūpinsiu. Vakar naktį tiesiog važiavau į teismą, net nepalikau automobilio. Rozelo teismas. Taip, Rozelo. Ateik čia. Ar galite mane nuvežti? Turėjau suspėti skrydį. Ne. Jie nelipa į kabiną. Turėjau suspėti į skrydį. Ar turi ką nors su savimi? Net ne kartą, broli. Gali būti, kad jie... Nori? Nes viskuo jau buvo pasirūpinta. Kur tavo dokumentai? Jie mano krepsyje. Ar paėmė juos? Ar tame automobilyje yra kokių nors ginklų? Ne. Tiesiog nori mane nuvežti į teismą. Tai išgirdau tik praėjusią naktį. Palauk. Kurį tu gavai? Supranti, ką darai? Taip, o kaip su Gojard? Atidaryk ir pažiūrėk į mažą lagaminėlį. Apsauga. Broli, ką? Aptikimas. Ne. Ką? Maišo sunkvežimis? Ne, tai tavo automobilyje. Pamiršau uždėti ant prakeito automobilio. O taip. Ne, aš keliavau. Buvau ture, nes rūpinausi tuo. Bet nes todėl, kad rūpinausi tuo. Maniau, kad viskas sutvarkyta ir nereikėjo atvykti į teismą, nes mane sustabdė dėl neatvykimo, tada sumokėjau baudą. Viską sutvarkiau, nes dėl to buvo sustabdytas mano vairuotojo pažymėjimas, todėl galėjau jį atgauti. Viskas buvo padaryta. Prieš išvykdamas viską sutvarkiau ir kai išvykau, nemaniau, kad jie kvies mane į teismą po to, kai viską sutvarkiau. Pamatysime, dabar tikriname, turiuomenį, jie visiškai gali pasakyti, ei, tu ką, mes nenorime. O jei jie tai padarys, taip gali važiuoti. Rozvelas. Taip. Dabar grįšiu prie to vaizdo įrašo ir kas vyksta su tuo baltu Tesla Cybertruck po akimirkos. Bet pirmiausia noriu papasakoti, kodėl Akonas buvo sustabdytas iš pradžių. Chambly policijos ataskaitoje nurodoma, kodėl 2025 m. lapkričio 7 d. policija apsupo Akoną aikštelėje. Flock saugumo kamera, nuskaičiusi valstybinius numerius, pranešė policijai, kad balta Tesla Cybertruck registruotas asmeniui su arešto orderiu yra šioje teritorijoje. Flock parduoda valstybinių numerių nuskaitimo kameras, kurios įrengiamos šalies miestuose ir vertinamos prieštaringai. Kritikai, tokie kaip ACLU, sako, kad jos leidžia masinę stebėseną be orderio. Taigi tą dieną praėjusių metų lapkritį policininkai pradėjo ieškoti baltojo Cybertruck ir rado transporto priemonę bei Akoną Tint World automobilių stovėjimo aikštelėje. Akonas išvyksta į gastroles Indijoje. Jo žmona su juo rožinėme Cybertruck. Atsukime įrašą atgal ir tęskime nuo sustojimo vietos. Pamatysime, dabar tikriname. Gali būti, kad jie tiesiog pasakys. Žinote ką, mes jų nenorime. O kas jeigu jie nori vis dar? Turi važiuoti toliau, iš tikrųjų. Rozvelas, taip. Atidaryk, gali greitai parodyti. O, tu darysi. Teisinga dalyka. Tu padedi tiesiai, aš tai atvežiau, ėjau per teismo rūmus ir viskas sutvarkyta. Tokia buvo namų situacija. Kur keliauji? Kodėl tai sustoja? Kur ketini siųsti? Tai Indija. Kiek toliau turi būti? Gali būti, kad kažkas trukdo. Tas krepšys trukdo taviškiam. Ei, tu neklausai Ameriką. tą krepšį reikia patraukti į šalį.
Vietas Amerika. Bandau tau pasakyti, kad tai Amerika. Šitas krepšys. Taip, ištraukiai iš ten. Atsiprašau. Bet tau reikia tos kuprinės. Būtent ją ir bandžiau pasiekti. Ji... Taip, bet reikia tai patraukti atgal. Gerai. Kuriam laikui ketinai vykti į Indiją? Žmogau, aš ten būsiu 10 dienų, o tada dar 10 dienų keliausiu, kol turėsiu grįžti į valstijas. Išimk iš dėžės. Jis veliškai sunkus, žinau. Atsiprašau, turiu išimti iš dėžės. Atsiprašau. Štai prašau. Ar galiu tai atidaryti? Tai kaip žinai, gerai. Mano paskutinės kaip ir teisės buvo naujos, viskas vyko tuo pačiu metu, turėjau viską sutvarkyti prieš išvykdamas. Ne, jokių teisų už tai ir viskas, tiesiog viską išimk. Tai visiškai naujas teisės, parodyk jam. Pažiūrėk, data ta pati. Tu gyveni Rosvele, brolau? Ne, aš gyvenau Faretoj, visų Atlantų nešinį. Kokie tai metai? Tai, o ar tai buvo čia? Tai oras, ne. Tai nėra baltaodžių dalykas. Geriau jo nejunk. O, turiu tai padėti priešais automobilį. Akonas lieka sėdėti, kol pareigūnas grįžta. Paaiškėja, kad jis vairavo su sustabdytu vairuotojo pažymėjimu. Pareigūnai, kurie sulaikė Akoną, yra iš Šambly policijos, o orderis išduotas Rozvelo mieste. Pareigūnai sprendžia, ar paleisti Akoną, ar jį sulaikyti ir užregistruoti. Kiek toli yra Rozvelas? Galbūt mes juos užstosim? Viskas būtų gerai, bet tau to nesakau. Kai tave vakar sustabdė, dėl ko tave sustabdė? Jie sakė, kad turiu orderį dėl neatvykimo į teismą Rosvelyje. Paaiškinus situaciją pareigūnui, jis paskambino ir patvirtino, kad vairuotojo pažymėjimas ir draudimas galioja. Nes kai jie mane sustabdė, iš pradžių jie sustabdė dėl to, kad mano vairuotojo pažymėjimas buvo sustabdytas. Bet pažymėjimas buvo sustabdytas dėl neatvykimo į teismą. Kadangi tuo metu buvau kelyje, jie nutempė mano pikapą, nuvežė į policijos nuovadą. Policininkas, tuomet seržantas Rosvelo policijoje, pasakė, jei turi visus svarbius dokumentus, jei nueisi pasimti savo vairuotojo pažymėjimą, viskas bus sutvarkyta, tada tave paleisim ir galėsi to pasirūpinti. Taigi taip ir padariau, bet man pavyko viską sutvarkyti tą pačią dieną. Nuėjau į Vytrų regitrą, turėjau gauti pažymą iš teismo rūmų, kad parodyčiau, jog draudimas ir visi dokumentai yra sutvarkyti. Kur tave sustabdė? Mane sustabdė prie 7 išvažiavimo. Manau, tai vadinama Ohamo tiltu. Man rodos, tai vėl buvo Rozvelo policija. Ta pati. Ta pati. Vakar taip pat buvo Rosvelo policija. Taip. Jūs! Imkite! Jūs! Jėzau! Mes stengiamės padėti visiems. Jūsų atsitiktiniai patiktukai. Tai keista. Ji mums siunčia perspėjimus ir panašiai.
Atrodo, kad lyg filmuotume klipą. Jie tavęs nori ir nenori. Jūs mūsų žinioje. Jie tikima, mes nenorime, tai kiek laukti, kol pamatysiu teisėją ar panašiai. Laukti, kol Rosavas mane pasims. Tu įvestas į sistemą ir tada jie bus informuoti, kad mes tave laikome sulaikytą. Duok man sekundę, palauk, pažiūrėsiu, ar Rozvelas turės būti nuostabus. Tai būtų nuostabu. Taip, jie bandys bent jau susitikti su mumis. Tiesiog padarysime susitikimą. Tarkim, pusiaukeliai, tu eini su jais ir tiesiai ten nueini ir susitvarkai. Bet jeigu jie nenori susitikti, mes neturime pasirinkimo. Nes automobilis. Turiu tai padaryti su automobiliu, brangioji. Tai neatvykimas į teismą. Su automobiliu viskas sutvarkyta. Akonas turi didelę problemą. Jis pakeliui į oro uostą skrydžiui į Indiją koncertuoti, bet yra surakintas antrankiais. Kelionė iš Rosvelo į Čemblį užtrunka apie 23 minutės be eismo. Tačiau čia neįskaičiuotas laikas, kurį jis gali praleisti laukdamas, kol policininkai iš tikrųjų atvyks jo pasiimti. Tai gali užtrukti valandas. Dabar grįžkime prie vaizdo įrašo, kur Akonas telefonu kalbasi su savo vadybininku. Taigi. Ar gali greitai pasikalbėti su jo vadybininku? Tai nieko nepakeis. Galėtum. Nežinau, ką sakyti, bet. Padėk ir duok man telefoną. Gerai. Tau blogai sekasi. Kas vyksta? Babsai. Gavau kaltinimą dėl nepasirodymo, kai buvau Dubajuje. Tai buvo 5 ar 15 spalio. Turėjome grįžti į teismą. Bet kai viską sutvarkiau, tai buvo dėl nepasirodymo teisme. Ir aš tai sutvarkiau. Todėl nemaniau, kad reikės vėl grįžti į teismą po to, kai viską sutvarkiau. Tai, bet pasirodo, buvo situacija, kai turėjau ateiti į teismą dėl nepasirodymo, kad sutvarkyčiau nepasirodymo klausimą. Nors viską sutvarkiau, vis tiek turėjau įrodyti tai Kerenai teisme. Matyt, taip ir buvo. Taip. Procesas toks. Esu Dekaubo apygardoje, kaltinimas Rosvele. Todėl tikrina, ar Rosvelas gali susitikti su jais. Paimkite mane pusiaukelėje, kas nereikėtų vykti į Dekaubą. Turėsime laukti, kol jie Dekalbe mane užregistruos, tada laukti, kol Rosvelas atvyks manęs pasiimti, o tada jie iš ten mane nuveš atgal į Rosvelą. Tvarkau bylą, bet jei Rosvelui reikės mane pasiimti, tai sutaupys laiko. Tikiuosi viską sutvarkyti, bet jei nepavyks, užstriksime. Aš būsiu ten visą savaitę, kai būsiu Dekaubo apygardoje. Taip, turiu omenyje, dabar gali tiesiog susisiekti su Amiru. Bet jei jie galiausiai susitiks su tavimi Rosvelyje, tada jie tikriausiai tiesiog, prisijungs ir mes ten spręsime situaciją. Tikiuosi, kad galėsiu pamatyti teisėją ar ką nors, kas susijęs su šiuo reikalu. Penktadienis buvo sunkus, žmogau. Taip, šiandien penktadienis, taip. Penktadienis buvo sunkus. Jei nespėsi iki darbo pabaigos užbaigti. Taigi aš tau parodysiu ir bandysiu jį išpirkti, kai tik jie tai patikrins. Ir tiesiog paskambinsiu tau, kai atvyksiu, kad tu liktum informuota. Gerai, ar man tiesiog sekti jūs? Ne, jei jis eis, tiesiog sakyčiau, eikite ten. Važiuokite tiesiai, sekite. Gerai, palauk. Nežinau, ketinau eiti ten, kur eisiu. Sužinok, pasitikrim su Rosvelu ir pažiūrėk, ką turime pasakyti. Taip, bet pirmą pažiūrėk, kuris važiuoja. Gerai. Neverta tau vykti ten. Jei jam teks imti taksi, tikiuosi jis vyks tiesiai į Rosvelą. Tada ir tu galėsi ten nuvykti. Indas iš esmės sako, kad nespėsi. Bet tai tik tuo atveju, jei mes nespėsime į skrydį. Tai kokį kitą skrydį bus galima pasirinkti? Turiu omeny, aš tiesiog pažiūrėsiu, pamatysime. Jis paklausė atskirai, o aš eisiu. Liko tik minutė atsakymui. Jei jie sakys, ypač jei norite palikti daiktus. Akonui gali tekti perplanuoti skrydžius ir gali nespėti į Indiją, kas sujauktų turą. Tačiau, padedama žmonos, jis išlaiko humoro jausmą. Pažiūrėkite. Tu būtum čia, juokinga.
Jasonas paliko mamą už durų praėjusią naktį. Ir žiūrėk, jis turėjo panaudoti, jis pats užsirakino lauke. Todėl turėjai naudoti kopėčias, kad užliptum atgal. Pamatysim. Girdėjau apie tavo akinius, beprotiška. Kaip galima užsirakinti ant stogo? Jis sakė, kai išėjo į darbą, tu tikriausiai ketini. Tai labai smagu. Jis galėtų vėl susitaikyti. Gerai, žmogau, atrodo, kad viską išsprendėme už tave. Pareigūnas nuvešius į Rozvelą. Jei jiem tinka. Tai nuostabu. Manot, savaitgalys yra skirtumas? Jei susitiksime su Rozvelo pareigūnais, viskas gerai, nes visko pasirūpiname. Jie nori, kad atgaučiau vairuotojo pažymėjimą. Tai ką tu darai, kai ten nuvyksti? Turi eiti į kalėjimo sporto salę. Ne, tai trumpa kelionė, broli. Tai maždaug pusiaukė. Aš žinau, kad tai tik tinkas. Taip, tikiuosi galėsi išeiti šiandien, sumokėjus reikiamus mokesčius. Tikiuosi galėsi išvykti skrydžio ar panašiai. Taip, mums tiesiog reikia kažkaip tai išspręsti. Kol bus skrydžių, viskas gerai. Reikia rasti tau persėdimą. Bet tai turėtų būti Dubajus. O, mums nereikia filmuoti, bet kokiu atveju tiesiog galbūt ne tame skrydyje, kurį planavai. Kiek valandai skirtumas? Indija kiek valandų? Gal 9 valandos? Tai tarsi kita pasaulio pusė. Taip, jie jau ateityje seniai. Manai, kelionė trunka 15 valandų? Taip. 16 valandų. Tu visada su tavim, visada linksma. Bet tada buvo karšta, broli, tais laikais. Nenorėjau likti namuose. Nemeluosiu tau. Man tai labai patiktų. 10 valandų 30 minučių į priekį. Tu teisus, jie ateityje. Tai tik pablogina situaciją. Galėtum jų paklausti loterijos numerių. Kas išeina? O taigi, šį vakar bus pabaiga. Dabar jie čia. Štai kodėl turime anksti keltis iš lovos, nes jie jau pusiaukelėje priekyje mūsų. Vykstant ten prarandame laiką, o grįžtant jis sugrįžta. Ką tu pasiruošiai turui? O aš iš tikrųjų tik nudažiau ratus tą galo spalvą. Įdėjau ir žibintus. Kad galas dėrėtų, kai tampa madinga. O su to priekiniu stiklu, jie tikriausiai ima tiek, kiek už visą automobilį, ar ne, kad jį užtamsinta. Taip, čia mano priekinis stiklas, be jokio juoko. Tam prireiks viso ritinio. Tam prireiks viso. O žinai, Mano pusmanis. Tai netikras tamsinimas, bet atrodo tamsintas dėl nuolydžio, tiesa? Tai saulė tam tikrų kampų ją apšviečia, ji tampa beveik kaip saulės akiniai. Jį sustabdo spindus, kad jie nepasiektų tavo akių. Tas pikapas rimtas, aš taip nedarysiu. Tikriausiai tai geriausias dalykas kelyje, nes jis valdomas kaip Ferrari, bet kartu išlieka vikrus visureigis ir yra velniškai greitas. Taip. Girdėjau, kad jis labai greitas. O tu darysi apdailą kaip mano. Kaip tai atrodo? Mano baigsis ties linija. Dži vadinasi Pinstrike. Mano vakarėlis žlugo. Negaliu tuo patikėti dabar, bet žinai ką, viskas čia nutinka. Viskas. Tai, kas mums buvo lemta, tikriausiai neturėjo nutikti oro uosto link. Aš taip tai matau. Šambly policija pasiruošusi išvykti. Gerai, taigi aš galvojau apie grynuosius ar kažką panašaus. Nori, kad tai jai perduočiau? Tai gali tai padaryti. Ar viskas gerai dėl to? Taip. Taip. Aš stengiuosi turėti kuo mažiau asmeninių daiktų. O ką turėsiu mokėti, jei tiesiog naudosiu savo automobilį? Bet už ką moku? O leiskite man pasimti savo kreditinę kortelę, nes jei aš ką nors mokėsiu, ar galiu tai padaryti už savo automobilį? Ar kažkas kitas iš išorės priesaitė? Ji turėtų tai padaryti, ar ne? Tikriausiai.
Turiu omenyje, jūs turite automobilius. Taip, leiskite man tik laikyti savo automobilį, kad jis būtų paruoštas. Leiskite laikyti bent vieną. Ko tu nori? Tiesiog pasilik pinigus. Taip. Gali už tai atiduoti daiktą. Iš tikrųjų, duok man kortelę, kad galėčiau ją panaudoti, jei prireiktų. Nes bus daug reikalų, supratai? Gerai, nesvarbu. Tai kuri kortelė? Abi. Niekada nežinai, viena gali neveikti. Gerai. Viskas gerai. Kurie galėčiau laikyti. Duok jam Tesla raktą, tau jo nereikia. Teslaus raktas. Duok man bandomai raktą mano automobilį. Gerai? Pasimėk neįdaliųjų ženklą. O taip, gerai, tai šie 3 eina su tagrimi? Tai buvo už nuosavybės ribų. Manau taip. Ne, manau, jam viskas gerai. Taip. Taip ir yra. O, kuriuk. Ar tavo batuose nieko nėra? Parodyk man kameros priekį. O, taip, šviesos. Mes seksime šviesą, kaip tu gaudi kiaulę. Aš paimsiu ją. Laukiu patvirtinimo, kad jis tikrai vyksta į Roslavą. Jei nori, gali jau įvesti tai į GPS. Gerai. Kas yra ROS? O, tiesiog Rosvelas. Jis sako, Rosvelas, policijos departamentas. Taip, susitiksime su Rosvelu. Dar svarstome, ar jie atvyks į Sandy Springsą. Frankai, jums vis tiek reikės vykti į Rosvelo policijos departamentą. Policijos pareigūnas. Tai. Štai prašau. Eik ten. Sveika. Turėtum galėti. Dabar negali paspausti rankos, broli. Teisingai, nepasirodžiau teisme, turiu tuo pasirūpinti. Tave pasodinsime į galą automobilio. Jei nori sėdėti šalia žmonos, tiks. Hello? Myliu tave. Aš tau dar paskambinsiu, ačiū. Kas čia keikiasi? Na? Taip, nepykstu, Čarni. Indija, kitas diapazonas, tavo numeris 8007. Gerai, broni, sėkmės. Taip, Aldai. Jens avik vietoje nelauk. Taigi vėl Roswell. Aš dar naujokas. Šiuo keliu. Jis važiuoja tiesiai į jų komisariatą. Kaip į apskritį ar kažką panašaus. Na, jei tai miesto kaltinimas, o gal jis gali tiesiog nueiti ir stoti prieš teisėją. Viskas priklauso nuo to. Gerai. Nežinoma, turiu tai ištraukti. Aš remiuosi tuo. Galbūt teks sumokėti baudą arba pasirodyti pas teisėją. Jis vis tiek gali būti klimpęs ir vis tiek turės vykti į Fultoną ir ten praleisti visą savaitgalį. Kuo jis kaltinamas? Turiu šiek tiek plieno. Yra informacijos mainai. Jau paskutinė idėja. Turime jį užregistruoti įkalinimui, tiek. Viskas sekasi, bet staiga kas nors sutrink. Turime atlikti sulaikymo registraciją. Jį man tai atsiųs elektroniniu paštu. Ačiū tau. Jie turi 127.
Užsukite į kairę nuo Setimbai kalno 36,99 pusiau žemyn keliu prie Gvatemalos konflikto 59 su garažu. Asinka 423 vežu į Springer Hill. Roswellas neturi ekipažo, kuris mus pasitiktų. G. Sakov, Smyrna. Tiesiog nuvežtą subjektą į apygardą. Taigi Roswellas. Jie neturi, kas mus pasitiktų, todėl jam teks vykti į Dekaterį. Mes dar nežinome. Jei būčiau tavo vietoje, nuvažiuok į Roswello policiją, susitvarkyk reikalus ir sumokėk baudas. Pažiūrėk, gal jis galės būti paleistas už užstatą, tiesiai iš taksi, jie galės ką nors atsiųsti į taksi. Jis bus paleistas, bet turi pasitikrinti Roswelle, ką jis turi ir ką reikia sumokėti. Supratai? Teisėjas tai tiesiog priklauso. Gerai. Bet aš atliksiu registraciją, jūs galite eiti su šio pareigūnu čia. Ačiū. Ji turi greitai su juo pasikalbėti. Chambly 520 ekipažas, Chambly radijas. You can cancel the accident. Both parties arrived and they're going to hell of us yourself. So Roswell's within Fulton County? Okay. Ši mašina skleidžia nemažai šilumos. Aš taip pat, bet man nepatinka šis salonas. Taip. Labai ačiū, draugė. Geras mašina. Taip, ponė. Akonas buvo sulaikytas, bet po kelių valandų paleistas ir išvyko į Indiją turui. Jį pastebėjo 2025 m. rugsėjį, kai Roswello pareigūnai rado jį įstrigusi baltame Tesla Cybertruck. Jie sužinojo, kad jo vairuotojo pažymėjimas sustabdytas ir jis nepasirodė nesusijusiame 2023 m. teismo posėdyje. Viskas jau sutvarkyta, tai buvo Crime Fix laida. Aš, Angela Levy, dėkoju, kad buvote su manimi. Iki kito karto.